Nu tai labas rytas, sveikinuos gruodžio 31 dieną. Sakau, pasibaigė mano vlogmas video, net pačiai keista dabar filmuoti, nes buvau įpratus ir šiaip pasilgo filmuoti. Tai sakau, reikia padaryti dar vieną video prieš naujus metus. Aišku, aš jį kelsiu jau po naujų metų, jau 26 metais. Tai sakau, šiandien, kadangi švęsim naujus metus, pasikvietėm draugę. Tai sakau, biškai pafilmuosiu, nors, žinoma, visi tos naujus metus švenčia, bet sakau kažkaip, gal kažką aš čia pafilmuosiu, kaip mes čia ruošiamės, nes dabar laukiu, vyras mano grįž, nupirks maisto, eisim gamintis maistą, apsitvarkyti, nors aš vakar realiai sutvarkiau kambarius, belieka ten viską pabaigti, apsitvarkyti, ten prasiplauti grindis ir panašiai, prasisiurbti ir susiruošti, nes atvažiuos vakarą draugė. Pas mus meniu toks, kad visi visko nori. Tai šiaip planuoju daryti lazaniją, nes čia, sakau, aš anam kalėdų kūčių video sakiau, kad aš mėgstu daryti tokius dalykus, kur aš realiai atkalus esu ir, žinau, visiems skanu ir aš greit moku padaryti. Nelabai aš mėgstu eksperimentuoti tokiam šventėms naujais receptais, kai nei laiko daug nėra, tai labai ir vaikai namie yra, kai tu turi ir, ta prasme, vaikai visko prašo, ko nori tą daryti ir viską turi pati daryti, nu žodžiu. Tai, sakau, darysiu lazaniją turbūt. Nebent vyras gal kažką kitą sugalvos, kažką paprasčiau, bet aš šiaip pati lazanijos pasilgau. Tai darysiu makaronų, tą tokią mišrainę turkišką, baltą mišrainę turbūt. Didžioji prašo obuolių pyrago. Nežinau, tiesiog matyt pasilgo, tai nežinau, gal tą obuolių pyragą greitai ten sumeistraučiau. Bet šiaip norėčiau iškepti tą Sebastiano sūrio pyragą dėl to, kad labai greitai padaryti, nes irgi ten tas receptas paprastas, greitas. Nes, ta prasme, šiandien vakarą viską reikia nakčiai jau turėti, nes draugė vakarą atvarys. Tai žiūrėsiu, nes noris kažko vis tiek saldaus ir ant to stalo pasidėti. Ir ypač man pačiai labai patinka. Nežinau, aš mėgstu daryti tokius per tokias šventės, pasidaryti tas, kas yra labai skanu ir man pačiai. Žinau, visiems patiks tokia proga ir pasilepinti, draugus palepinti. Tai va, šiandien žiūrėsim kaip čia kas. Nes šiandien turbūt, kad varys draugą, tai mes jaučiu naktį žaisime Lila žaidimą. Tai Lila, nedaug kas turbūt žino, kas yra Lila žaidimas. Bet mes visą laiką, jinai pas mus miega, mes su žaidžiam Lila žaidimą. Tai dabar jeigu aš rasiu, parodysiu, nes aš esu Lila žaidimą, aš esu baigus mokymus Lila žaidimo vedimo. Ir ten yra toks žaidimas transformacinis. Dabar neatsimenu, kur aš pastėjau. Ten yra žodžiu, kaip yra toks vaikiškas žaidimas, kuris vadinasi gyvatės ir kopečios, Snakes and Ladders. Tenais tokia esmė yra, bet ten labai toks senovinis žaidimas iš Indijos. Tas visas žaidimo laukas yra kaip tavo gyvenimas dabartiniu momentu ir ten tu realiai pereini savo tą visą gyvenimą, nes ten tikslas yra pasiekti tą nušvitimą, ten tą išsivadavimą iš žemiškų dalykų, bet tu pereini per visus lygmenis, per žemiškiausius, per visas čakras ir ten tu rodo, kur tu esi pastrigęs, ko dar neišmokas, jis toks yra žiauriai gilus ir jis yra labai ilgas. Nes paskutinį kartą mes žaidėm su mano draugė visi, aš, mano vyras ir draugė, užmigdėm vaikus, man atrodo, mes pradėjom, man atrodo, 9 vakarą žaisti, po to vaikai užmigo apie kokią 11 ir mes žaidimą baigėm žaisti 7 ryto. Bet mes jau nebaigėm. Aš vienintelę pabaigiau, nes tiesiog tu turi ant tokio taškelio, ant langelio užėti, kad tu pabaigtum, kad tave tas žaidimas leistų pabaigti. Tai mano vyras ir mano draugė nepabaigė, nes, ta prasme, ten būna tave numeta vėl atgal, turi grįžti atgal. Ten tu realiai gali kiaurą parą žaisti, nes kai žmonės žaidžia tą žaidimą gyvai, tenais jis būna ir 8 valandas, ir 12 valandų. Aš kaip, pavyzdžiui, darydavau online per WhatsApp grupę, tai aš duodavau apie 2 savaitės laiko ir mes kiekvieną dieną ardendam tą kuliuką ir žaisdavom tą žaidimą kartą per dieną. Ir aš nustatydavau, kad per 2 savaitės kas pabaigts, kas ne, tai vadinasi, kad tokio progreso šiuo metu užtenka, ta prasme, ką žaidimas tuo metą, ką rodo. Nes jis yra žiauriai toks ilgas. Tai va, sakau, šiandien gal irgi jį sužaisim, nes fainai, toks įdomus, man jis patinka. O dabar eisiu aš palengva ruoštis, apsitvarkyti kambarius, nes vakar, kaip sakau, viską susitvarkiau. Dabar dar plaunos, kai kurios rūbus reikia išsiplauti. Reikia man išsiplauti, tai vat laukiu, kol skalbimo mašiną išsiplausiu. Gel jokiai. Nes reikia dar išplauti tuos grindų šluostes, kur grindim plauti, nes man rodos mes tokias 3 turim ir aš visas esu jau išpurvinus. Tiesiog aš pakeičiu ir palieku vieną balkonę, tą jau purvinesnę, ir po to jau visą dedu plauti, bet ten greitai išsiplauna. O pas mus šiandien tokia diena, kad mano vaikai namie, nes, sakau, tokia jaučiasi labiau tą šventę nuotaiką, kadangi jau baigės dukrai egzaminai ir šiandien, nors ir yra mokyklos, bet nebūtinai mokyklą eit, tai mažoji mano šiaip nėjo, nes jos klasėje labai daug vaikų serga gripo ir aš pati va tokia biškai peršalus esu po švenčių, tokia buvus
sušalus, peršalus, sloguojanti, tai ir vaiko nevedžiu, nes mažoji irgi tokia truputį padėjuoja, kad ale pilvas skauda, ale temperatūros gal yra, nu žodžiu, tai sakau, neleisiu šiandien, o rytoj šiaip jau nėra mokyklos, po to penktadienis, tai šiandien visi namie, tai aišku, tas biški sunkiau susiruošti viską. Dabar, taip sakant, ateisitais vieną draugę, kuri yra realiai kaip šeimos narys, tai ir nereikia čia kažkokio tobulumo. Tai valaukiu, grįžt mano vyras, pradėsim gamintis ir aš jums viską parodysiu. Dabar einam, dar parodysiu savo tą svetainę, kaip aš čia persitvarkiau eglę. Nu tai va, perstumėm eglę būdavo čia, jeigu atsimenat. Čia padėjau šitą stalą vaikų ir čia savo puzlę pasidėjau, bet nelabai dar dėliojau. Ir eglę perstumiau čia į tą kampelį, prie lempučių, prie visko. Žodžiu, pradėjau gaminti jau maistą, tai dėjau jau bulves ir morkas virt mišrainėm. Dabar, sakau, darysiu Sebastiano tą sūrio tortą, tam, kad po to lazanę, kai darysiu, ta prasme, mes turim vieną orkaitę, nu kaip ir normalu, ir nesinori, kad po to pirmą lazanę iškepus, tom visom mėsom lazanėm, tortas man kvepėtų, tai žodžiu. Sakau, pirmą tortą, o jau vakarop lazanę. Tai aš darau pagal tokį turkišką receptą, vieną kartą dariau anais metais, tai man labai patiko. Tai visos paprastas, 4 kiaušinių, čia kiek 905 gramų to kreminio sūrio, 100 gramų miltų, 2 pakeliai vanilinio cukraus. Kažkiek ten gramų cukraus, nebeatsimenu kiek, palaukit, pasižiūrėjus, nes aš receptų niekada neatsimenu, aš visą laiką pasižiūriu 300 gramų cukraus ir tiek. Ir dar tų plaktos grietinėlės 2,5 maždaug pakelio, tokio ten kažkiek gramų turi būti, 600 gramų, man atrodo. Žodžiu, bandom daryti, žiūrėsim, kas čia gausis. Yra maža problemėlė, nebeturiu kepimo popieriaus. Tai aš tikiuosi, man čia nepridegs į tą kepimo skardą, labai tikiuosi. Šitas dalykas, tešla, kuri yra skysta, gavos tokia skaniai, kad aš galėčiau atrodo vieną šią visą suvalgyti dabar. Nežinau, man čia tilps, netilps, nes gavos žiauriai daug. Nu, bandom pilti, žiūrėsim, kas čia bus. Nu, gavos idealiai, tikiuosi, man čia neišbėgs. Nes biškai žiūriu per kraštus bėgnis, nes žiauriai skysta, bet ten tokia ir turi būti. Ir dabar bus problema, kad jeigu man daug bėgs, kol pradės kepti, man pradės degti. Ir man čia, žodžiu, viryklė pradės dūmų bus. Ir man čia tokia nekarto tos bairis yra buvo, kad kažkas pridega. Ir atidarai viryklę ir dūmai pasipila ir pas mus šitie detektoriai gaisro nuo dūmo ir mums pradeda visam koridoriu, visam bute kaukt signalizaciją. Nu, tai žodžiu, jeigu taip matom, kad gali būti, mes matom, kad tas detektorius raudonas pasidaro, tai vyras iškart skambina apsauginiam, nes jie mato ten per sistemą, pas ką čia taip vyksta, tai pasako, kad viskas čia gerai. Žodžiu, vienas darbas padarytas. Dabar laukiu, kol išvirs man bulves, reikia, kad atvėstų. Po to palengva pradėsiu lazaniai daryti, troškinti mėsą su daržovėm, kad vakarė beliktų dėti kepti ir viskas. Nežinau, ar jūs irgi turbūt visos moteris tokios, kad darant vieną dalyką daroma milijoną darbų. Tai aš tuo pačiu metu darau desertą, mišrainės, eisiu lazanę daryti ir dar rūbus plaunus. Nu, bulvės irgi jau išvirė. Ir dar rūbų 2 ar 3 partiją plaunu. Nes o kodėl neplauti šiandien? Galima ir šiandien visus darbus pasidaryti. Nu va, tortas kepa, rūbai padžiauti. Dabar dar įdėjau iš balkono, paėmiau tuos, sakiau, grindų plovimo, tos šluostės. Nežinau, tiesiog skudurai grindim plauti, tu dabar juos atėjau plauti. Ir laukiu, kol išsiplaus, po to išsitvarkysiu kambarius, nes, nu, jie nėra labai apjaukti. Ta prasme, čia dabar man vaikai biški pramėtę, va, ant stalą reikia nuvalyti, pritašę kažką. Tiesiog grindis išsiurbti ir išplauti. Čia stalą aptvarkyti, čia toks lengvas dalykas. Mano tortas. Čia aš jau nekart minėjau, pas mus laikrodis neveikia. Tiksliau, jisai pas mus labai dažnai Turkijoje elektra dingsta. Nu, nebe taip, dar seniau būdavo žymiai dažniau, bet vis dar būna, kad dingsta ir tada reikia, nu, jis nusinulina, gaunasi 0,00 ir mes realiai nebekeičiam laikrodžio niekad nebeatstatinė. Tai dabar kažkas tokio atkepa,
Man čia biškė pačio jau prisitaškė, nieko tokio, nežinau, tik, mano bus skanu, jeigu jis man iškepsa. Šiaip turėtų iškepti, nes, ir pagal receptą tą patį darau, tik atrodo, kad labai daug gavos, bet aš šiais metais ir skardą didesnį turėjau. Žodžiu, bus gerai. Dabar tvarkydamas pro langą pasižiūrėjau. Dabar 4 valandos po pietų, pažiūrėkit, jau koks kamštis, nes visi anksčiau iš darbo varinėja, anksčiau darbai baigė šiandien. Ir aišku, visi dar ten maisto dasipirkt, kam ko trūksta. Toks kamštis būna 6 vakaro, kai iš darbų visi važiuoja. Dabar dar tik 4, tai kas bus vėliau. Iškepė mano tortas, bet jis taip į viršų iškilo, niekad nėra taip iškilęs. Vau. Vau. Reikia dabar, kad atvėstų. Ir vėliau, tikėkime, nebus jis man labai prilipęs prie tos. Aš tikiuosi, jisai čia iškepė. Pagal minutės, tai aš netgi ilgiau laikiau. Aš jums parodysiu, žiūrėkit, koks jisai. Ta prasme, jisai visas toks judantis. Gal taip turi būti, aš neatsimenu, nais metais kepėjus man toks biški gavas, žymiai mažesnis. Bet pagal laiką tai aš jau kepau daugiau negu reikia. Tai aš sakau, gal reikia 100, ar dar biški palaikyti. Dar biški palaikyti, mano blogiau nebus. Bijau, kad jisai man po to nebūtų neiškepęs. Dabar reikėtų gal ir pradėti daryti lazaniją tuo metu. Man nosis bėga, aš esu gerai pašalus. Per visas tas šventės daromės geriau dabar lazaniją, kol yra laiko. Aišku, reikėtų daugiau pomidorų, bet vyras pamiršo nupirkti. Ir aš jau dabar jo tikrai nebevarysiu į parduotuvę, kai tokie kamščiai. Vakar mes buvom pas tėvus vyro, nes mamos gimtadienis 28 buvo, o vakar važiavom švęsti. Ir juokės tėvai, mano tėvai, kaip jau minėjus, vyro tėvai nešvenčia naujų metų. Ir sakė per teleką tokį bairį pasakojo, kad Turkijoje, nežinau, bet čia man atrodo ne Turkijos yra tradicija. Aš tą buvau mačius per kažkokį turkišką filmą, kad taip daro. Man atrodo, čia iš Europos atėjo, gal ir Lietuvoje yra, kas tą daro. Dabar, manau, tikrai jau yra, kadangi visas TikTokas, Instagramas, socialinė medija yra, žmonės labai paveikus ir žmonės daro daug tokių dalykų, kur yra iš kitų kultūrų, tiesiog, kadangi daugiau žinių, daugiau informacijos. Ir ten tas dalykas, kad naujų metų naktį, maros apie 12 valandą ar kažkas tokio nakties, po stalu turi valgyti 12... Palauk, kad aš pasikelsiu. Turi suvalgyti 12 vynuogių. Aš tą buvau mačius per kažkokį filmą turkišką. Ir galgi per kokią amerikietišką serialą ar kažką. Ir vyro tėtas vakar juokas, kad per teleką rodė, kad visose parduotuvėse išpirktos vynuogės. Nebėra visiškai vynuogės, nes visi perka. Tai dabar mano vyras, kai buvo parduotuviai, aš kai darau tą makaronų mišrainę, kadangi, kad būtų greičiau, ypač tokiu metu, kai kito laiko daug nėra, taip jau turi daug viską gamintis. Ten tai mišrainiai reikia bulvių, morko, kaip baltai mišrainiai. Ten žirnelių nereikia. Ir aš jo prašiau, kad jis tiesiog nupirktų konservus, ten, kur būna supjaustos bulvės, morkos kartu. Sako, nebėra. Daug ten dalykų, sako, nebebuvo iš tokių jau, kur ten mišrainiam gaminti. Tai, sakau, matyti irgi žmonės perkasi. Dėl to aš dabar ir vyro nebenorėčiau varyti parduotuvę per tos kamščius, per viską. Žodžiu, aš jau trauksiu tortą, aš jau bijau jį čia sudegintis. Oi, čia man kiek dūmų išėjo. Bijau, kad jis man čia nesudegtų po to. Kur dabar mūsų pirštinė? Jau traukiam, jau bus, kaip bus. Ježiau, koks tu pliažius, kaip man tave išim dabar. Vojato, koks žiūrėkit gražuolis. Bijau aš dabar čia sukiot, bet atrodo, kad labai skystas viduj, nežinau. Va toks gavosi, labai į viršų iškilo. Tikėkime skanus, bet dabar reikia man čia patraukti. Kuo toliau, kad jok šuo nesugalvotų apžiūrėti iš arčiau. Kai troškinsiu viską jau kartu, eisiu greitai kambarius prasisirpti, nes mano jau ir tos grindų šluostės jau baigia išsiplauti.
Ir eisiu viską baigti apsitvarkyti. Dar noriu pati išsimaudyti, šiaip norėčiau šiandien pasipuošti. Norėčiau skutėlę suknę užsivilkti, nes neatsimenu, kada paskutinį kartą suknelę vilkaus, nes realiai niekur aš neišeinu kažkokius ten balius. Einu, tai su draugais susitikti ar kokį prekybos centrą, tai ką aš ten puošiu, dėl ko. Man aišku, galima dėl savęs, bet nepatogu. Tai va dabar norisi kažkaip gražiau pasipuošti, žiūrėsim, kas čia gausis. Aš jau susitvarkiau kambarius, išsisiurbiau. Eisiu po to išsiplau, dabar sakau greitai dar bešamelio padažą pasidarysiu. Ir realiai viskas tai liks susipjaustyti mišrainiam dalykus ir eiti išsimaudyti, kai grindis išsiplausiu. Greit pasidarysim padažiuką. Dėsim, bet dar neplanuoju kepti. Kepsiu maždaug jau draugę po biškį tvarinės. Dabar gamindama bešamelio padažą, sakau, pradėsiu jau pjaustyti ir mišrainiam, kad būtų greičiau, nes pas mus dabar jau yra po 5, netoli pusė 6. Apie 8 aš draugę pasimsiu. Ir dar man grindis išsiplauti, išsimaudyti, susiruošti. Tai žodžiu, yra reikalų. Dabar galim jau pasidaryti lazaniją, susiruošti. Kur mūsų lakštai čia? Tamsu gal lempą įsijungti. Žodžiu, padarėm lazaniją, tokia nemaža gavas. Mano indas per mažas, jau mano šuo norėtų mėsos, čia jau kaip reikalas. Ir dabar aš galvoju, šią čia tiesiog čia paliksiu. Nes dabar dar anksti kepti, biškai prasiplausiu iš tos indus, nes indaplovė po to taip jau bus pilna. Ir eisiu grindis plauti ir išsimaudyti ir susiruošti. Nu va, aš jau susirašiau ir kambarį susitvarkiau. Dar ta mano kopečias matas, dar nenunešiau į sandėliuką kaimynų kopečių. Tai viską pasidariau dar greitai. Dar obuolių pyragą greitai iškepiau, vyresnėlė paprašė. Lazaniją dabar įdėjau kepti. Padengiau stalą, bet dar nieko nedėjau ant jo, nes dar dabar draugę važiuosiu pasimti, kad čia man šunis nenuverstų. Apsivilkau savo mėgstamiausią suknę tokią. Ir galėsim keliauti. Sakau, nedažnai čia pasipuošėnių darbatus apsimauti. Ir varysiu pasimti savo draugę, apsimausiu greitai tuos puksus. Ja, tu kaip seniai, aš buvau tokia pasipuošus. Ir varysiu. O, kokį aukštą. Ir galima keliauti. Kas jūsų yra? Čia vizam padarė. Kaynana sopası. Masanın güzel bir fotosunu çekmeliyiz. Değil mi? Evet, sanatsal çekmedik. Senin o değil mi? Yunuşka yaklaş aşkım maşa yatma işlemedi. Nöbet falan bir şey mi? Bak zaten Sen onu denedin Nöbet var mı mesela? Çok güzel küpetti. güzel benim. Şansına sen yeter ki sev kolun olayım. Bir dile 1000 yıl kölen olayım. Nu, kaip matėt, pas mus vakarėlis vyksta. Pavalgėm vakarienę. Dabar pas mus yra jau po 11, man atrodo. Saat kaç Gizem? 40 dakika kaldı. Beveik, nu, liko 40 minučių. Tai dabar Ne yapacaksın? pasta koyayım mı yavaş yavaş? Bilmem. Olur bence. Dabar dėsim tortą, žiūrėsim, koks gavosi mūsų šitas Sebastiano tortas. Eik, Maksai. Dabar atrodo taip, bandysim atidaryti, žiūrėsim, kas čia gausis. Va toks mažiukai tortas. Cheesecake. Cheesecake. Nu, bandom atidaryti. Ya Gizmo otur. Okei, normaliai atrodo. Evet arkadaşlar. Visų neišnaudok mažiukai. Bu hepsi renk. O ką jūs čia žaidžiat? Yemek değil. Nu, gerai.
Ir netgi jeigu vyksta vakarėlis, reikia ir prasiplauti indus. Nes kaip minėjau, kadangi pas mus yra sujungta virtuvė su svetainė, tai man asmeniškai labai chaosas toks būna, kai čia apkrauta, tai aš taip pat čia prasiplaunu ir indaplovę kišu. Pasiemam kalėdinę lėkštę ir dabar žiūrėsim, kas čia gausis. Nu, normaliai visai, aš galvoju. O taip atrodo mūsų cheesecake'as. Murat, Yes. ką darai? Ayrılık olmaz. Patates var. Bu şarkıyı her duyduğumda şey yapıyoruz. Bak böyle oldu, umarım okey. Tabii ki okey. Biliyoruz oğlum. Biliyorum da ama ne yapalım? Önce uçlarını tarıyorsun o yüzden. Kucağıma alır mısın? Gel. Geliyorum. Gelin bakacağım doğru. Köpeklere bak nasıl uyudular. Ay. Ya, yiyeceğim. Yam, 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 yam. Hayır. Gizoş. Mutlu yıllar. Ama- Sene görüşürüz. Mutlu yıllar aşkım. Yeni yıllar. Happy New Year. Yeni yıllar. İyi yıllar. Diğer tarafta da var. Matau, maži, bet namai užstoja. Hı hı. Yıllarınız kutlu olsun. Pasta zamanı. Bize keseyim mi pasta? Orada İlk var. San Sebastian'ı. Bir sene önceden yapılmış. Herkes burada değil mi? Bunları söndürebilir miyim? Thank you Akçiğit'le. Oo, çok güzel. Farklı başlayacak. Şarkıya. Çok iyi. Sen sevmiyor musun? Hayır. Evet. Çok Ben komik ya. sevmiyorum. Güzel babaanne. Kornası çalıyor falan. Evet. Babaanne yaptınız mı babaanne? Severim. Hadi Murat. Göbeğe at. Hepinizin dans ettiği bir video çekmemiz yok mu? Pardon, yemişim. Zeynep, Zeynep. Ya böyle değil ya. Ya karakter. Bak hangi istersin onu seç. Hadi başla. Birinin adını koyacağım. Ya oğlum. Doğru. Devam. Yine 4.
pusę. Işık da güzel çıktık. Benimki uyudu. Vay. 2, 3. Ego'ya geldim. Hadi günaydın. Bence okey, bitirdik bu gece. Nu tai labas draugai su naujaisiais metais, o pas mus nauji metai prasidėjo, kaip priklauso sausio 1, pažiūrėkit koks vaizdelis. Pas mus sninga, žiauriai fainai. Dabar biškis silpniau, pirmą labai daug snigo. Gražu. Mano vaikai išėjo į lauką, dabar aš irgi eisiu į lauką pažiūrėti, ką jūs ten veikia. Tai jeigu taip ir toliau snigsa, tai rytoj gali būti, kad į mokyklas nereiks vaikams, jeigu sniegas išsilaikys. Žiauriai fainai. Aš savo visus šalikus vaikam užrišau. Dabar net nebežinau, ką pati dėtis, nes mes tikrai nesam pasiruošę žiemai, net normalių pirštinių neturim. Nes tos žiemos pas mus nebūna, tai va, eis Laura su skarele. Dar mačiau, buvo vyro šalikas kažkur. Užsidėsime vyro šaliką, kad nesušalt. Ir galėsime varyti, pažiūrėti, kaip ten laukia atrodo. Nu va. Akinius. Einam. Ką radau? Ar limpa sniegas? Nu. Palmės ir sniegas, ane, Olivija? Isabel. Sniegas neš. Nu, virto Isabel. Ai, labai šalta. Rankom šalta, palauk sniego nebėra. Ko? Ja, nu jis nebėra. O, ne, sušalsi. Gali mano eiti? Nenoriu, palauk, dabar mesiu kur nors labai toli. Ne, žmonė, ne mūsų. Labai graži. Nu? Aš irgi. Tik pati neįkriska. Ir gali mes, bet toliau biškį stovėjai, kad neapstaškytum, aptaškys tave. Nu va, tokia mūsų sausio 1 su sniegu, tikėkime dar daugiau pradės snigti, nes šiuo metu nebesninga ir jau tas sniegas tirpsta biškį. Nes jeigu dar snigs, tai turbūt rytoj nereikėtų vaikams į mokyklas eiti. O dabar aš jau atsisveikinsiu, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu nesunku, paspauskit patinka, prenumeruokit ir manau susitiksime savaitės bėgyje. Ate!